Sveiki, esu Tara Varauskaitė. Ačiū, kad mane pakvietėt į šitą projektą. Man labai malonu dalyvauti. Tai pirmas klausimas, aš norėčiau pasakoti truputį apie savo istoriją. Mano istorija gal truputį kitokia, kadangi aš iš tikrųjų gimiau Amerikoje, ne Lietuvoje, aš gimiau Čikagoje. Ir mes persikėlėm su šeima, kai man buvo 8 metai. Tai aš jau virš 40 metų gyvenu Los Andžele. Tai man lietuvybė yra kitokia, kadangi aš esu Amerikos lietuvė. Bet pirmą kartą, kai važiavau į Lietuvą, aš labai jaučiau savo lietuvybę iš karto. Aš jaučiausi, kad aš tam priklausau. Ir negaliu paaiškinti, kodėl, tik buvo jausmas. Bet man atrodo, prasidėjo nuo to, kad mano tėvai labai norėjo, kad aš išlaikyčiau savo lietuvybę. Tai mano tėvai irgi negimė Lietuvoje, mano mama gimė Pietų Amerikoje, nes po karo jie buvo Lietuvoje ir po karo jie pažinojo žmogų Pietų Amerikoje, Kolumbijoje. Tai jie ten išvažiavo. O mano tėvas gimė dipukų stovykloje Vokietijoje. Bet jie susipažino Čikagoje ir nuo to mūsų istorija prasidėjo. Ir jiems buvo labai svarbu išlaikyti lietuvybę, tai dėl to ir man teko eiti į lietuvišką mokyklą. Ir tada pradėjau bendrauti su skautais, su šokių grupė ir man labai patiko. Aš visą laiką jaučiuosi kaip namuose, kai tarp lietuvių. Bet yra keista iš tikrųjų, nes aš iš tikrųjų jaučiuosi, kad aš esu tarp dviejų pasaulių. Nes kai aš esu Amerikoje, kur aš gyvenu, kur mano namai, aš jaučiuosi ne visai amerikietė. Aš jaučiuosi, kad esu lietuvė. Bet kai esu Lietuvoje, aš jaučiuosi gerai, aš jaučiuosi kaip namuose ten irgi. Lietuviai mane žiūri kaip į amerikietę. Ir Lietuvoje, ir čia. Tai čia toks nesutapimas. Bet aš stengiuosi ir bet kur esu pasaulyje, kad būti lietuvė ir išlaikyti mano lietuvybę. Tai ką aš norėčiau pasakyti, ypač Amerikos lietuviams, nes kartais mes jaučiamės, kad mes gal nedrąsus dėl to, kad mes nekalbam tobulai lietuviškai, mes su akcentu kalbame, mūsų istorija gal kitokia, bet ką aš galiu pasakyti, yra labai svarbu Amerikos lietuviams išlaikyti lietuvybę ir stengtis kalbėti gerai, išmokti lietuvių kalbą, išmokti istoriją, išmokti kultūrą. Ir nebijoti įsijungti į lietuvišką veiklą, nors gal, aš žinau, kartais aš kalbu su jaunimu ir jie nenori drįsti prisijungti, pavyzdžiui, prie lietuvių bendruomenės, ir sakė, mano lietuvių kalba netokia gera. Ir aš sakau, nesvarbu, dalyvauk, nes kuo daugiau tu dalyvauji, kuo daugiau kalbi lietuviškai, tuo geriau išmoksi. Ir reikia nebijoti, kartais aš darau irgi daug klaidų, bet aš stengiuosi ir tas yra svarbiausia. Tai va, tik tiek tada, ačiū labai dar kartą.